Bachuras. Ateik čia. Ateik. Sako, neseniai čia dirbi. Jo, porą dienų vairuotojų. Vardą turi? Gytis. Iš kur būsi Gyti? Iš Panevėžio. Iš Panevėžio. Mano pusbratanas ten turi servisą prie upės. Pažįsti? Ne. Sako, Panevėžai žmonės blogai vėžai. Kas tie vėžai? Slavk. Vėžiai, tu ką nežinai, kas yra vėžiai, su žirklėm. Visi žemaičiai iš Panevėžio kaip vėžiai. Panevėžys ne Žemaitijai. Nori pasakyti, kad Panevėžy nėra vėžių? Aš nežinau. Nežinai. O žinai. Visi jie ten iš Panevėžio. Vėžiai. Klausyk, Bachuras. Man atrodo, tu nelabai supranti, apie ką kalba eina. Mūsų chebra 3 paras fūrose sėdi, neišykė, nesiprausė, neėdė, o tu čia skersėdės durės skundai. Čia tau žaidimas, ha? Žaidimas. Atsiųsiu marozus, pakabins visą tavo giminę, jiems išluptakys ir suėst. Pažaidžiam asilę, pažaidžiam! Tu gal durnas visiškai? Kam tu jį nušovei? Aš netyčia. Niekad taip nebuvo, sakau, Žiliau, pats iššovė. Pistoletas pats nešaudo, asilė. Jofanai, Igoriokai, tu debilas. Tu pažiūrėk, ką pridirbai. Nafik tą gaiduką reikėjo nuspausti. Aš nežinau, aš norėjau pagasinti. Viena pulė buvo likus tvorė. Niekada taip nebūna, kad iš pirmo karto šautų, pažiūrėk, kiti tušti. Duok man šovinį. Žiliau, suprask, aš... Duok man šovinį. Suprask, Žiliau, aš užmiršau. Aš galvau, kad liko dar vienas. Nepasižiūrėjau, galvau, kad iš pradžių buvo 3. Aš užmiršau. Aš irgi užmiršau, kad pistoletas šaudo. Gal dabar iš antrą kartą iššaus? Žiliau, čia dėl to, kai čia iš gatvės, aš tikrai galvau, kad liko dar 3. Aš nenorėjau. Nenorėjau. Matvaju. Pas mus garaže guli lavonas be pusės galvos. Su jis man aiškina, kad jis nenorėjo. Tu man pasakyk. Igoriokai. Ar tu turi beveik sveiko proto? Ne, tu pasakyk iš vis, ar tu turi proto? Tu man pasakyk, ar tu turi proto? Turiu. Turiu. Tai jeigu turi, pasakyk, kaip mes gausim tą supistą leidimą, tu proto bokšte? Aš nežinau, kažkaip gausi. Aš žinau. Ant sienos stovi fūros, laukia parašo. Pas mus guli Staškos lavona. Tai pasakyk, kaip dabar pasirašys Staška? Kaip pasirašys, a? Aš nežinau. Nežinai? O žinau, Matvaju. Jis negali pasirašyti todėl, kad jis lavonas. Kodėl jis lavonas? Todėl, kad tu debilas. O tu debilė, kapų vėliava, žinai, kad lavonai negali pasirašinėti, žinai? Žinau. Sa! Užtenka, Žiliau. Nusiraminam. Reikia pagalvoti, ką daryti su tuo. Henkai apie tai. Nei žodžio. O su mašina pats susitvarkysi.